E, ką čia dabar man pasakius tokiem snukiam mažiem. Labai maži esate pastukai, iš tikrųjų juokingai, kad jūs komentuojat, nors jūsų tie komentarai ir video kopijai nuo manęs, tai juokingai atrodo, visų pirma. Visų antra, jūs esate kažkokie tai kaušai, kaimiečiai, kurie nemoka nieko daugiau, kaip tik tai parodijuoti mane ir primesti kietais, nors jūs esat grinai aš, nes jūs mane kopijuojat. Tai va, ir pasiklausius jūsų video, man bet kiek juokas ėmė ir aš žvengiau gal kokią valandą. Šitą dainą jums. Kągi, tiesiu toliau, atsikvėpiau, nes šiek tiek susinervinau, prisiminęs jūsų tos anekdotus. Jūsų tie anekdotai man tiesiog, kaip man jūsų tie komentarai yra anekdotai ir aš į tai nekiek nekreipiu dėmesios. Tai va, o šiaip tai sėkmės jums gaidžiu, kai jūs esate durniukai ir jūs reikia suprasti, nes jūs esate kaušai, maži vaikai. Tai va, aš tai galiu palinkėti jums tik toliau taip stengtis, galbūt jūs ištobulėsit per savo tokias nesąmonės. Sukursiu video, jums visada būtinai pakomentuosiu jūs, nes jūs tokie tobulučiai norit kuo toliau vis žymėti, vis labiau tobulėti ir panašiai. Jūs tikriausiai norit būti labai populiarūs, dėmesio stoka, taip pavadinčiau. Jums trūksta dėmesio, nes mamytė neduoda pinelio, tėtukas jau nebeparneša maistelio ir dėl to reikia kažkaip tai susigauti daugiau dėmesio iš kitų. Dabar galime eiti prie Eurovizijos. Apie tai jums tik pasvajoti. Toks pat bibys kaip ir jūs.